Slovėnija. Visai neblogai čia, neilgai čia buvau. Pabuvom. Vakar anksti atvažiavau viską. Įsiskalbiau, ką reikia, susitvarkiau, palandžiau. Ten man prasideda kalnų trasos. Tai va, tai čia karšta dabar. Jau dabar 30. Tai apie pietus, dabar be 10:11, tai apie pietus žada 3-5. Nu tai va, tai lendam į kalnus, ten bus vėsiau. Kažkur kalnuose lysim į Austriją. Ir vingiuosim. Vingiuosim link Italijos pabiškį. Tikrai geras švarus viešbutukas. Savininkas ne slovėnas. Nes kalba tik angliškai. Vakar kas buvo šeštadienis, tai aš buvau prie tos pagrindinio viešbučio prieš keltuvą. Nu tai ką ten, vaikus keliasi, kas eina į kalnus pasivaikščiot. Nedaug žmonių, bet restoranai dirba. Viskas gerai. Valgiau pagrindinio viešbučio čia restorane. Normaliai. Valgiau skaniai. Jautiena troškinta padarė kažkokią. Bokalą alaus sumokėjau 21 eurą. Tai nebrangiau negu Lietuvoje. Pažiūrėsim, kaip ten Austrijoje. Senai nebuvau. Čia prasidės Alpės. Čia jos prasideda nuo pietryčių pusės, va čia, nuo Slovėnijos. Čia aš biškai nuo pietinės pusės lindau. Per Vengriją prašokau, nieko nefilmavau. Nu kaip prašokau? Pabuvau aš ten vienam kitam miestelį, pernakvojau gražiam miestukė. Nu, nieko ypatingo. Kažkaip tai nieko ypatingo. O čia vėlgi vakar tik tai aš pasismaukiau. Parduotuvėse, hei, iš kur tu šypsus, visi patenkinti. Gal dėl to, kad kurortinis miestelis. Restorane padavėjas. To nori, to nenori. Ar tau gerai? Vienu žodžiu, super. Tokia mestuka jau. Taip, antras išvažiavimas, jo. Kiek tuose 3-2 radau. Jau šilta. Ir ten visur iki 3-5 dieną, 3-4, bet kadangi tai jie nerodo kalnuose, jie rodo. Aš biškiai aukščiau važiuosiu, turėtų būti tikrai vėsiau. Manau, apie 25 bus. Nusileidus užkais, pakilsi, vėl bus vėsiau, kaip ir kalnuose. Taip, važiuojam iki žiedo kažkokio ir į kairę. Kažkur į kairę, tas džiugina, link kalnų. Taip, ką mes turim su kuru, vakar piliau. Kuro sočiai. Tai va, tokie mestukai. Daug dviratininkų. Bet šiom dienom kaip 3-5, tai nežinau, ar čia kaifas su dviračiu. Nežinau. Ir žmonės, mačiau, pagyvenę ir su dviračiais, ir su tais pagaliais lipa į tos kalnus, sportuoja tipo. Nu gal svorį gerai mes, bet širdis tai sustoti gali. Man nuspalvintas asfaltas įdomi, kad čia reiškia tie žiedai. Nu, čia visur zona 30 buvo. O zona 30 baigėsi. Tai turėtų būti 50, tai mes ir važiuokime 50. Galim
biški greičiau važiuoti, kad vietiniai nesinervuotų. Čia dar Slovenai, čia dar ne Austrija. Biški mačiau laksto. Ar man ženklai čia suprantami? Ir Vengrijai suprantami. O Rumunijoje tai čia kažkas tokio. Kur pabaiga, aš tai nesuprasdavau. Miestelis, nu tai aišku, kad 50. Bet kur galiojimo pabaiga, kartais konkrečiai, matai, jisai yra. Bet daugumo ženklų nėra. Ten gal išimtis kažkokia, nuspręsk pats, pas jūs yra tokia taisyklė. Kada jau čia baigėsi tas miestelis. Nu, kaip prasideda grožiai. Aišku, čia nepalieksi. Aš taip ir nusiteikęs. Čia ramiai, atvažiuosi, tokie bus miesteliai. Čia kitaip negu Rumunijoje. Okei, Rumunijoje kalnai viskas tvarko, bet ten tie miesteliai, kaime, ten bardakas, ten. Tiek, reikės pažiūrėti, kiek Rumunijoje gyventų. Ten miesteliai nesibaigia, ten toks eismas, ten kamščiai, šviesoforai neveikia kai kur. Kaimuose. Tai didesnėse miestuose viskas gerai, viskas čiuki, bet jau nuo šaliai tai kažkas tokio. Nu, matosi, prasideda aukštesni kalnai ir kažkur už tų kalnų, tose kalnuose aš turėčiau patekti į Austriją, bet aš įsivaizduoju, čia toliau aš kokiu 100 km, 70. Čia atvažiavęs iš Vengrijos, Rumunijos, tai biški danga kitokia. Tai va ten buvo Karpatai, aš apvažiavau aukščiausias vietas. O čia prasideda Alpės. Jo, bet danga kita. Nu, atkilu į viršų. Apačioje vaizdas idealus. Bet čia aš pamatysiu tų vaizdų dar. Gerai, ne? Nu va, čia tas, ko man reikia. Aš šią savaitę ir varinėsiu. Nu jo. Čia jau biški ne Karpatai. Ne, ir ten žiauriai gerai, žiauriai gražu. Bet čia ta tokia tvarka didesnė. Upių daugiau. Tiesa, Vengrijoje, kai smokiausi Dunojų porą kartų kirtau, nu tai tokia pramoninė upė, baržos, geldos, malkos. Gal man tai pasirodė, bet tai, nu ką, aš galiu pasakyti. O Slovenijoje pirmą kartą, bet man taip oi, labai gražu. Jo. Bažnyčia viršui.
tuščia, eismo nėra. Čia pas mane taip važiuojant turbūt sąnaudas kokie 4 litrai bus. Kiek čia dabar rodo? 4,2, taip ir sakau. Aš Alpes išmalęs visas žiemą. Visas praktiškai. Nuo Austrijos iki Šveicarijos ir Prancūzijos ir Italijos. Bet aš Alpėse vasarą pirmą kartą. Bet ir važiuojam kartu su tuo Mersu. Porelė iš Prancūzijos irgi važiuoja, kaifuoja, grožisi. Nu, bet mes jau Austrijoje, ne? Stosim kažkur kavinėj kavą gertą. Reikia kalnuose kokį kabukėlį gražų susirasti. Šiandien keliais pervažiavau, bet važiuoju vis norisi dar geriau kažko. Nu, čia gali kameros neišjunginėt praktiškai. Čia. Bet va tas va iš Slovenijos išvažiavimas link Austrijos sienos, tai kažkas tokio. Galima varyt maudytis, ne? Normaliai. Aš Austrijoje važiuoju link viešbučių. Viešbutis kalnuose kažkur. Vienu žodžiu. Sustoju išgert kavytės, vandenų. Tai vat. Čia labai gerai čilinė. Kas 5 kilometrus kažkoks vis staliukas pastatytas. Kavinutė, kur nori gali sustoti, pailsėti. Mocai varo šniūrais į vieną, į kitą pusę, čia motociklistų rojus. Tai va, apsistosiu viešbutį. O rytoj man liks 100 kilometrų iki to žymaus kelio, Alpių kelias. Atsimenu, kaip jis vadinasi. Tai čia visi tipo ten turi pravažiuoti. Tai va, tai rytoj pravažiuosiu tą kelią. Ir paskui minsiu link Italijos. Ir mano mintys pravažiuoti dar tą Stelvio pasą. Toks kelias yra tas ilgesnis, gal ten poros dienų reikės, pažiūrėsiu. Bet vienu žodžiu, kol kas zašibys. Slovenija, link Austrijos sienos, kažkokia pasaka, fantastika. Nu, žiaurų įspūdį paliko. Kol kas net tokių vaizdų va čia Austrijoje nemačiau. Nors Alpės tai yra Alpės. Viskas zašibys.
Čia pakilsim iki to viešbučio biškį į kalniuką. Ir aš tikiuosi, kad ten kokiais nors 5 laipsniais bus vėsiau. Jo, į kalniuką visą laiką. Čia į kalniuką. Kažkoks aš šiandieną ištežęs. Neskatoja tas mocas. Visą dieną tam karštėjau. Tikiuosi paskutinės dienos. Čia normaliai. Rumunijoje būtų 30 greitis. Čia 100. Nori? Lenk. Austrija молодец šito kampu. Vairuokit rankų, nekilokit, blėt. Kiluoja rankose čia. Dar einam į viršų. Spūdinga. Nu, blemba, čia gali būti virš 2 kilų. Hotel spa. Čia viskas aišku. Intersport.
Čia tokie vaizdai. Kalnuose tokių keliukų aš randu biškį palakstyt. Nuo pagrindinio kelio nuvažiuoju. Aš jau viešbutį apsistojau. Viskas gerai. 18:30 vakarienę reiks to įvaryti. Tiesa, randuosi aš kažkur tai. Nu čia vat Austrijos-Italijos siena. Aš dar Austrijos pusėje. Ir rytoj važiuosiu gilinai Austriją tą kelią. Alpę pravažiuoti, bet plemba nuo kalno. Lengva nubėgau kaip zukis. Atgal. Pumpuoji. Čia atrodo, kad nestatu, bet iš tikrųjų yra ką veikti. Va. Va. Tiek žinių. Va, ir mocą čia užvariau. Biškį paboksavo, bet lipa. Va tiek. Nu ką. Dar užsikūriau biškį aukščiau. Taip, čia reikia vaizdelį persti. Taip. Ten, aišku, toliau jau nebeužvažiuosi. Bet čia vaizdas va toks. Normaliai, ne? Ten kažkoks užrašas buvo, bet aš nemoku skaityti vokiškai. Tai va, gaila, kad biškį apsiniaukė rūkelis, bet įspūdingai čia viskas atrodo. Taip, vakarienė čia tokia. Ateini, susirandi stalą. Ant stalo parašyta Henrikas. Eini ten. Už kampo nesimato, krauni kiek nori. Ir valgai. Jisai atneša tik kaulų. Nu, padavėjas, ta prasme. Viskas. Skanaus.